Šiandien Pravers komanda lankosi Švento Jurgio bažnyčioje ir kalbina šios bažnyčios kleboną, mokslų daktarą Saulių Matulį. Labas rytas. Labas rytas. Pradėsiu nuo to, net ne nuo tos temas, kurios mums labai rūpėtų ir turime klausimą, bet nuo pat pradžių. Gerbiamas klebonė, kiek metų jūs jau Švento Jurgio parapijoje? 11 metai, kaip čia tarnauju. Ar teisingai mes žinome, kad jūs atkeliavote iš Zarasų krašto? Visiškai teisingai, iš Antalieptės. Ir jūsų kelias iki čia, iki Švento Jurgio bažnyčios, buvo su tam tikromis stotelėmis turbūt. Šiek tiek buvo stotelė. Ar galėtumėte priminti? Kai atėjau į Šiaulių vyskupiją, tai diakonu buvau Radviliškio bažnyčioje, tenais metus laiko diakono tarnystėje buvau. Po to, kada buvau išventintas į kunigus, tai beveik metus laiko darbavausi Joniškio bažnyčioje, buvau vikaras. Po to buvau atkeltas čia į Šiaulius. Buvau Pietinio Mergelės Marijos bažnyčioje vikaras beveik 4 metus. Na ir mano, kaip sakau, kaip juokauju, pirmoji meilė parapijinė yra tai Kairių parapija, nes ten jau tapau klebonu, kur jau turėjau savarankiškai darbuotis, taip patirtis jau buvo Kairiuose, kur irgi išbuvau 7 metus ir po to buvau atkeltas čia į Švento Jurgio bažnyčią. Ar Švento Jurgio parapija, lyginant su kitomis parapijomis, yra didžiulė? Toks klausimas, ką reiškia didžiulė? Tai Šiaulių miestas yra didžiulis, ar ne? Nes turiu mintyse, Šiaulių mieste yra Švenčiausios Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia ir parapija. Yra katedra. Ir yra Švento Jurgio bažnyčia. Tai... Na, dar ir priklauso mūsų Švento Jurgio parapija, dar ir jėzuitų bažnyčia, irgi nepamirškime ir jos. Gal jis šiek tiek yra kuklesnė, bet irgi jinai yra ir savo įtaką daro. Bet jeigu taip žvelgiant, tai be abejo, katedra tai yra didinga bažnyčia, kaip sakyt, vyskupo sostas ir panašiai. Pietinio bažnyčia, tai iš tiesų tas rajonas yra labai didelis, sakyčiau, kaip mes vadiname miegantis rajonas. Tai žvelgiant kaip į parapiją, tai tikrai turbūt yra pati didžiausia parapija. Na, o Švento Jurgio parapija, jinai lyg yra suspausta šiek tiek iš pusių, bet aš sakyčiau, kad čia toks yra kaip brangakmenis, kaip perlas ir savo architektūra, ir savo koncertais, ne tik tai religiniais patarnavimais, taip kad aš labai džiaugiuosi šitą bažnyčią, nes tai yra jau tikrai žmonių labai mylima. Na, turiu pripažinti, kad labai retai tenka skaityti, kad klebonas dar būna ir mokslų daktaras. Per Lietuvą labai daug yra mokslų daktarų. Čia nieko nuostabus, aš tai gal taip, kad Šiauliuose gal kol kas esu vienintelis jau daug metų. Bet šiaip tai žinot, tas mokslų daktaras, tai jisai tik tai yra mokslinis laipsnis ir nieko daug neduoda, sakyčiau, gal šiek tiek asmeniškai ir duoda, paprieštaraujant pačiam savo, bet kad apsigint tuos mokslinius laipsnius, tai turi dirbti kažkokį tai mokslinį darbą, dėstyt. Tai aš labai džiaugiausi, kad Dievas mane metė į tą tuometinį Šiaulių universitetą, kur buvo tokia nuostabi specialybė kaip meninis ugdymas ir tikyba. Ir kadangi turėjai dėstyt, būti kartu su studentais, su jaunimu, tai ir pats turėjai augti, kad kažką tai pasakytum, kad galėtum kažką tai išdėstyti. Ir aišku, pasaulietiniam universitete, kada ateina dvasininkas, tai vėl lygiai kitoks požiūris tiem patiems studentams ir taip pačio universiteto vadovybė ir panašiai. Tai aš kaip visuomet juokaudavau tuomet, dar tada buvo filosofijos katedros vedėjas profesorius Pažeikis, kad iš tiesų Dievas įmeta, žmogus arba atsiliepia, arba neatsiliepia ir turi plaukti toj srityje. Netrukus grabnyčios. Klebonė, ką tai reiškia? Grabnyčios pats žodis? Visa esmė turinio. Tai dažniausiai mes prie tos turinio esmės gal kažkaip tai sunkiai ir prieiname, nes visiems akcentas būna grabnyčios, grabnyčių žvakės
žvakės pašventinimas ir panašiai. O ištakos esmė yra ta, kad kada šį pasaulį ateina Kristus gimsta, Jėzus, tai Marija su Juozapu ką pirmiausia padaro. Vykdydami Mozės įstatymą, jie po 40 dienų ateina ir paaukoja vaikelį Dievui. Tai galima susėti panašiai ir su mūsų pačių pašaukimu atėjimu šitą žemę, šitą gyvenimą, kad mes irgi ateinam čia dėl ko? Ateinam vykdyti Dievo valios. Tai vat ištakos yra tos, kad tai yra Jėzaus paaukojimas Dievui. O toliau jau ta grabnyčių šventė apsipina tokiais, sakyčiau, liaudiškais papročiais, liaudiškų tikėjimų, kas įvyksta žmonėm, dėl ko jiems yra svarbios grabnyčios. Paminėjote, kad žmonės turbūt turi ateiti ir pašventinti žvakę. Taip, ar teisingai supratau? Taip. O ką, dabar labai jau taip liaudiškai paklausiu, ar galiu bet kokią žvakę atsinešti šventinimui? Ar turi būti kažkas tokio ten? Šiais laikais, kai mes dabar gyvenam ir žvakių galime įsigyti kiekviename prekybos centre, tai aš nematyčiau nieko blogo, jeigu žmogus atsineštų ir bet kokią tą žvakę, aišku. Bet šiaip jau tokia tradicija buvo, paprotys, kad tai būtų vaško žvakė ir kad būtų jinai geltona žvakė, kad jinai nesenai skleidžia ir kvapą ir panašiai. Tai taip jau liaudės tradicija būdavo tokia žvakė. Bet jeigu atsineši ir kitokią žvakę, tai aš nemanau, kad čia kažkas tai negera. O dabar sakykit, turiu pašventintą žvakę ir jos prasmė. Tai vėlgi, čia jeigu žiūrint nuo ištakų, nuo Kristaus paaukojimo šventės, tai vis tik tai Jėzaus atėjimas į šį pasaulį, tai yra šviesos atėjimas, Dievo šviesos atėjimas. Ir grabnyčių žvakės prasmė irgi yra ta, kaip jau liaudis irgi pratusi, kad pavyzdžiui, iškeliaujant žmogui šito gyvenimo, kad užsidegti tą grabnyčių žvakę ir mintis tokia, kad irgi simbolizuoja patį Kristų ir lyg šviečia žmogui kelią į amžinybę. Tai tokia gal labiau teologinė prasme, bet aišku, vėlgi pažvelgiant į tuos liaudės papročius, tai žmonės tiki, kad jinai tą žvakę apsaugo nuo nelaimių, nuo gaisrų, panašiai ir panašiai. Na, belieka tik tai visiems bežiūrintiems ir beklausantiems mus priminti, kada tos grabnyčios šiais metais. Šiais metais grabnyčios vasario 2 dieną, jeigu neklystu, tai bus penktadienis. Taip? Tai kviečiame ir laukime atsinešti žvakeles, kas neatsinešite, turėsime ir bažnyčioje, jos bus pašventintos ir galėsim turėti savo namuose. Taigi esate laukiami ne tik Švento Jurgio bažnyčioje, bet ir kitose bažnyčiose ir dėkojame klebonui už pokalbį. Ačiū. Ačiū Jums.